Dabar darysime kaklo linijos savimasažą. Švelniai stumsime tai, kas yra po mūsų oda. Įsivaizduokite, kad po jūsų oda yra tarsi tirštas kisielius ir jūs jį turite nustumti link raktikaulio. Būtinai atkreipkite dėmesį, kokia kryptimi mano modelis stumia kaklo audinius. Judesys lėtas, ritmiškas, švelnus kaklo audinių stūmimas link raktikaulio. Atkreipkite dėmesį, kad masažuojama ir nugarinė kaklo dalis. Kaklo masažui negailėkite laiko. Padarykite 3-5 minutės vienai pusiai ir tiek pat laiko skirkite kitai kaklo pusiai. Pasmakrės linija. Šiuo judesiu galima sumažinti smakrą ir jo dydį. Pirštų nugarinė dalimi jūs stumkite smakro audinius iš centro link šono. Ta labai gerai rodo mano modelis. Jūsų pirštai neturi spausti smakro audinių, o tik juos stumti link šono. Apatinės lūpos linija. Pradėkite nuo lūpos vidurio, apimdami ir smakrą. Braukite švelniai spausdami link ausies apačios, kitaip sakant, link limfmazgių. Šiam, kaip ir kitiems judesiams, skirkite tiek laiko, kiek jums norisi. Kuo daugiau judesių padarysite, tuo aiškesnius ir greitesnius rezultatus pamatysite.
Dabar darysime viršutinės lūpos linijos masažą. Pradėkite nuo nosies apačios vidurinės dalies. Slyskite šiek tiek žemyn ir pabaikite ties ausimi. Geriausia po ausimi, kaip ir trečiojo judesio metu. Labai svarbu daryti ne vieną ar du judesius, bet kuo daugiau. Kuo daugiau judesių padarysite, tuo geresnį rezultatą gausite. Baigę judesį ties ausimi galite kiekvieną kartą pakartoti kaklo linijos judesius ir stumti audinius link raktikaulio, kaip tai daroma kaklo linijos judesio metu. Dabar darysime nosies linijos veido masažą. Pradėkite ties akies apačią, slinkite palei nosį, palei žanduko apačią ir braukite link ausies apačios. Ties skruostu, iškart panosimi, galite paspausti šiek tiek stipriau. Labai svarbu daryti ne vieną ar du judesius, bet kuo daugiau. Kuo daugiau judesių padarysite, tuo geresnį ir greitesnį rezultatą gausite. Dabar darysime žandukų liniją. Švelniai stumkite nuo žandukų link ausies. Dėmesio, jei pas jūs, mielos moterys, yra išsiplėtusių kapiliarų, šį judesį darykite švelniau ir rekomenduojame pradėti judesį nuo tos vietos, kur kapiliarai yra sveiki. Jokiu būdu nedarykite per skausmą ir nedarykite stipriai. Įsivaizduokite, kad jums reikia švelniai nustumti, o ne įspausti. Labai svarbu daryti ne vieną ar du judesius, bet kuo daugiau.
Kuo daugiau judesių padarysite, tuo geresnį rezultatą gausite. Juoko raukšlės lyginimas. Juoko raukšlę sudaro ne kas kita, kaip įsitempę raumenukai. Tad mums reikia tai atpalaiduoti. Darykite 2 arba 3 pirštais. Judesiai turi būti trumpi. Jūs turite švelniai patempti su tikrai negiliu paspaudimu. Šiam, kaip ir kitiems judesiams, skirkite tiek laiko, kiek jums norisi. Kuo daugiau judesių padarysite, tuo aiškesnius ir greitesnius rezultatus pamatysite. Bet jokiais būdais nedarykite per skausmą ir neskubėkite. Apatinio voko linija. Pas dažną žmogų yra apatinė paakiai ir šiuo judesiu mes galime tą apatinimą sumažinti. Atkreipkite dėmesį, kad mano modelis apatinių vokų judesį atlieka su trečiu, kitaip sakant, su didžiuoju pirštu, o ne su smiliumi. Tam, kad netampytumėte paakių odos, turi būti geras slydimas. Tad prieš darydami šį judesį būtinai sudrėkinkite pirštų pagalvėles masažiniu aliejumi. Atkreipkite dėmesį, kad judesys yra link smilkinių ir palei ausį žemyn.
viršutinio voko linija. Vėlgi, šį judesį rekomenduojame atlikti su trečiuoju pirštu. Antrojo piršto smiliaus pagalvėlė dažnai yra per grubi, per kieta. Judesio kryptis yra link smilkinio ir palei ausį žemyn. Vėlgi, šios srities oda yra itin plona ir jautri, tad nenaudokite daug jėgos. Jūs turite tik švelniai stumti audinius. Dabar darysime kaktos linijos veido masažą. Neskubėdami, ritmiškais judesiais braukite visais pirštais link smilkinio ir palei ausį žemyn. Pasistengkite daryti lėtai. Jūs neturite spausti audinių, o turite negiliai stumti link smilkinio ir palei ausį žemyn. Labai svarbu daryti ne vieną ar du judesius, bet kuo daugiau. Kuo daugiau judesių padarysite, tuo geresnį ir greitesnį rezultatą gausite.
Dabar darysime pykčio raukšlės suėmimą ir patempimą. Nuo prieš tai buvusio pratimo šis judesys mažai kuo skiriasi. Tik šį kartą suimtą raumenuką biškį ištempkite į šonus. Atkreipkite dėmesį, kad tempimas nepereina į akių žiedinio raumens tempimą. Ir vėlgi, rekomenduojame paimti kuo daugiau raumens nuo kaktos, palaikyti raumenį tarp pirštų 30 sekundžių ir šiek tiek ištempti į šonus. Po šių dviejų pratimų pajausite, kad akys net plačiau atsivers, regėjimas taps žvitresnis. Lūpų žiedinio raumens suėmimas ir patempimas. Atkreipkite dėmesį, kad mano modelis suima ne pačias lūpas, o lūpų žiedinį raumenį. Tad ir jūs suimkite audinius aplink lūpas ir švelniai ištempkite į priekį. Jokiais būdais tai neturi būti skausminga ir ištempimas turi būti malonus. Ištempę palaikykite 10 sekundžių ir ištempimą padarykite 3 taškuose. Kartokite 2-3 kartus.